iš Lietuvos. Pirmą kartą tokioj kelionėj ir pirmą kartą teko būti tose šventyklose. Ir man patiko vaikščioti, aš labai gerai jaučiausi, nebuvo man jokių blogų vietų. Ramybė labai jautėsi aplink. Kažkaip fantazija labai liejasi. Nežinau, kažkokie valdovai, dar ten kažkas tai matėsi. Kaip iš tikrųjų ten yra ir kaip ten buvo, bet man visada tas procesas patiko, tas žaidimas. Kai buvau Romai ir Koliziejui, tai man ten nepatiko. Ėjom ir man toks šiurpulys buvo, nes buvo karšta diena, tarsi šiurpas ir toks labai susikaustymas. Nežinau kodėl, mums niekas ten neaiškina, aišku, mes patys suprantam, kad ten daug mirčių ir ta energetiškai vieta gal nėra labai gera, bet visi ją eina ir išėjus mes ėjom alaus. Atsipalaidavimo ir kažkokio nuplovimo, aš nežinau. O čia įėjus ir aš tiesiog palyginau. Aišku, ten visai skirtingos vietos, bet emociškai ir energetiškai skirtumas yra. Bent man taip atrodo. Ir čia aš jaučiausi rami, tikrai jaučiausi rami. Ir laisva gal. Emociškai laisvai ir rami. Ieva iš Lietuvos kelionę turiu pirmą kartą. Ir man šiaip labai patiko, man buvo įdomu išbandyti save, pamatyti, ar aš pajėgsiu pajausti kažką, ar atrasti, tiesiog, man gal ne 100%, bet pavyko. Kažką tai savyje suradai? Taip, aš radau ten savo. Man buvo ten įdomu, aš ieškojau, man buvo gera tam tikros vietos ir aš tikrai jaučiau skirtumą tarp tam tikrų vietų. Vienur ten tikrai jaučiausi gan blogai ir nenorėjau eiti, kitur man buvo taip gera, kad aš norėjau ten pabūti.